Sveiki, tai šiandieną nevystomi mūsų projektai, nestatomi namai, bet kita mūsų įmonės portfelio dalis, tai yra senų butų konversija. Iki šiol jau esame konvertavę apie 30 senos statybos butų, tai šiandieną turime savo krepšelyje 6 butus, 3 iš jų pasižiūrėsime kaip tik skirtingų lygių, nuo ko viskas prasideda ir jau finalinį rezultatą. Tai einam pasižiūrėsim pats pirmasis. Įrengiant butus jis atsiranda optimizavimas ir patogumas. Tai toks vienas lifehackas, tai turim kiekvienam bute tokias spinteles, labai patogu ir darbuotojam, meistram atvykti bet kada, raktas visada čia, netgi kai kada ir klientai, kai nori apsižiūrėti, jeigu nepavyksta susiderinti patogaus laiko, raktas visada vietoje, galim pasižiūrėti butą. Čia yra vieno kambario butas, jis bus padarytas į 2 kambarių butą, virtuvė su svetainė viename ir miegamasis atskirai. Tai jau matom, griovimo darbai jau pabaigti, pradėtas sukti gipsas vonios erdviai. Iš šito kambarėlio, kuris buvo tik svetainė, turės atsirasti ir virtuvė, ir svetainė zona. Įstiklintas balkonas, dabar tik nelabai matosi pro langą, bet turėtų televizijos bokštas matyti. Audrius jau derina reikalus čia atvažiavęs iškart vietoj. Ir miegamasis susiplanuoja ir atsiranda iš senosios virtuvės. Tai pati siena originaliai yra šitoj vietoj, jinai išsigriauna, čia yra kapsulė, mes šiek tiek padidinam miegamojo zoną, automatiškai šiek tiek pasididina į plotį vonios erdvės su sanmazgu, tai plotas pakankamas, viskas gerai labai išsiplanuoja, projektas tikrai išdirbtas, patogiai susidėlioja, tai galim dar šiek tiek į vonios zoną nueiti, tenai trumpai papasakosiu, kas ir kaip. Atsiranda durys šitoj vietoj, įėjus dešiniai pusėje vonia, čia bus ne dušas, o vonia, tualetas ir čia šitoj vietoj skalbimo mašina su kriauklė. Vamzdyną beje, kas irgi įdomu, keičiam visada namo stovą nuo pat čia, tai reiškia nekeičiam tik pačios ar nevedžiojam visos santechnikos grindise, keičiasi visas pusė namo stovo ir kas dar čia turės atsirasti, tai aišku betonuosis grindys, kadangi mums reikia vandenį ir kanalizaciją atsivesti iki šito kambario, čia kur bus virtuvė, tai šiek tiek viskas pasikels, bet kadangi turim visai neblogą aukštį, tai čia tikrai problemas nebus.